Tų bakelių pritaikomumas, jie yra taip vadinamo limituoto naudojimo. Tai kas yra limituotas naudojimas, tai yra toks labiau buitinis, kur prietaisai nėra to didelio apkrovimo prietaisuose. Tai koks nors sanmazgas paprastam gyvenamajam name turi ženkliai mažesnį apkrovimą negu koks nors sanmazgas restorane ar panašiai. Tai jau tą ir turėti reikia omeny, kad jie yra limituoto naudojimo. Yra atskiras standartas, atskira ES norma, Lietuvos standartas, kurie apibrėžia, kas tas yra limituoto naudojimo nuotekų perpylimo įrenginiai ir jisai patenka į tą kategoriją. Ten yra gana griežtai apibrėžta, kokius prietaisus galima jungti, kiek tų prietaisų gali būti ir kiti gana svarbus niuansai. Tai tą reikia atkreipti dėmesį. Esminis dalykas tikriausiai kalbant apie tokius prietaisus, tai čia variklis aušinasi ne to vandeniu, kurį pumpuoja realiai, o tiesiog oro. Dėl to siurblys papumpavęs turi kurį laiką stovėti, atsiaušinti. Tai kitaip sakant, negali būti dažno prietaiso naudojimo, dažno tada siurbliuko junginėjimuose. Jeigu jisai per dažnas, siurbliukas suveikia šuminės apsaugas ir kitą kartą gali ir variklis sudegti. Plius limituoto naudojimo dar reiškia, kad reikia labai stebėti, ką metam į tas nuotekas. Tai šitiem bakeliam galima mesti tik tai tualetinį popierių, daugiau nieko kito negalima mesti. Nors yra siurblys su smulkintuvu, tačiau visgi pritaikyta yra tiesiog fekalui ir tualetiniam popieriui. Visi kiti dalykai, kas galbūt įprasta namų apyvokoje, šiam momentui išpilti į nuotekas, turi būti kažkaip tai pašalinama atskirai, ne per šitą įrenginį. Tai tą reikia atkreipti dėmesį. Plus pagal tą standartą, pagal tą normą yra apibrėžiama, kad čia nuotekų bakeliai šitie limituoto naudojimo, jie skirti nuotekoms tiesiog pakelt ir po to nuotekos toliau teka savitaka. Tai tą irgi reikia turėti omeny, kad paskirtis yra pakelti nuotekas, o ne stumti kažkur tai vamzdžiu tolyn į priekį. Tai turi būti pakeliama ir po to jos toliau teka savitaka. Tai tokie tikriausiai esminiai pastebėjimai. Ir plus tas pakilimo aukštis irgi yra limituotas, ta prasme, kad ne mažiau ir ne daugiau, ne mažiau kalbam apie 2 metrus, ne mažiau 2 metrų pakilimo, ne daugiau pagal siurblio variklio charakteristikas, kalbam tikriausiai apie kažkur 6 panašiai metrus.